Minecraft filmas. Taip, jau balandžio 4 dieną į kino teatrus atkeliaujantis ir, ne visai gerai iš pradžių nuskambėjęs filmas prieš kelias dienas išleido paskutinį filmo anonsą. Dar bei rašinėjant gavau informaciją, kad kovo 22 dieną bus Minecraft Live, tai galimai naują Minecraft versiją gausim. Bet grįžtam prie anonsų. Vos tik įsijungus matome dvi pandas ir man jos tokios tikriausiai. Bet kažkaip ir nesąmonė su tuo vandens kibiru. Tipo Steve'as pasako paleisk, ten angliškai release ir vanduo tiesiog pasideda ant žemės. Ką? Aš gal kažko nesuprantu, to prasme paaiškinkit man. Toliau matome kaimiečių kaimuką ir jis visai neatrodo taip kaip žaidime, bet filme gal net man ir labiau visai patinka. Ir jūs man papasakokit, kas čia per krūmai, alio? Jo, ir vis dar atrodo kaip visiška tragedija. Bet jau susigyvenau kažkaip. Toliau mums plačiau aprodo pragarą ir kaip ten nėra jokio kūrybiškumo ir džiaugsmo. Ir atsiprašau, bet iš kur tas Piglinas ar kas jis toks gavo popieriaus pieštuką ir dar moka piešt? Ir juos nužudant iš vis gauni mėsos? Toliau šiek tiek pamatome mums jau gerai žinomų būtybių, tai zombį, skeletą ir iš esmės suprantam, kad iš pragaro ištrūko visi blogiečiai ir siaubė paviršutinį pasaulį. Ir iš kur jie gavo elaitras? Pabaigos pasaulio tai mes iš vis nematėm. Ta prasme, alio? Tada laukia bim bam bum bam bim bam bim ir geležies golemo armija. Na ir pabaigai visai solidi viščiuko su zombiu ir vieno iš veikėjų kova. Ir man visai patinka. Aš tikrai eisiu žiūrėti šio filmo. Kas žino, gal sutiksiu ir ką nors iš jūsų. Ar norėtumėte kartu pažiūrėti šį filmą? Parašykite komentarą.